Na ką, tai grįžtam po nedidelės pertraukos ir su džiaugsmu noriu pristatyti kitą mūsų pranešėją. Tai mokslų daktarė Eglė Mažulytė Rašytinė, kolegė, Vilniaus universiteto psichologijos instituto suicidologijos tyrimų centro mokslininkė, dėstytoja, klinikinė psichologė ir dviejų vaikų mama. Prieš tai girdėjom pranešimą apie mamų psichikos sveikatą ir suicidiškumą Jungtinėje karalystėje, tai šiandien išgirsime iš Eglės apie situaciją Lietuvoje. Tai visiems gero klausymosi. Ačiū, Saidai. Pasidalinsiu savo skaidrėmis. Taip, tikiuosi, matote skaidrės. Tai sveiki visi, esantis kitapus ekrano. Šiek tiek visada keista yra kalbėti tiesiog į kamerą, nematant žmonių veidų, bet pabandysiu jūs įsivaizduoti. Tai kaip Saidas minėjo, šitas pranešimas yra šiokia tokia tąsa prieš tai buvusio pranešimo, kur girdėjome daug įvairiausių jau atliktų tyrimų ir daugybę duomenų apie mamų psichikos sveikatą ir suicidiškumą Jungtinėje karalystėje ir plačiau. O aš noriu su jumis pasidalinti būtent Lietuvos duomenimis, tai tokiais kitais duomenimis, bet kurie yra artimiausi mūsų. Ir matysite, kad tai bus šiek tiek toks kitoks pranešimas, nes tai yra visai tokie, galima sakyti, švieži duomenys, dar nepublikuoti ir pirmą kartą taip plačiau pristatomi būtent to suicidiškumo kontekste. Ir tikrai džiaugiuosi, kad kolegos pakvietė mane ir dalyvauti šitoj konferencijoje, būtent ir savo pranešimą pasiūlyti į programą, nes man atrodo, kad iš ties šitą temą kalbėti yra labai svarbu. Bet prieš pereidama gal prie pačio pranešimo, kurį jums parengiau, norisi gal truputėlį pasakyti apie save, tokį kontekstą suteikti. Girdėjau, besiklausydama kitų pranešėjų, vis išgirsdavau, ar jie turėdavo vieną bent skaidrę apie save, tai aš skaidrės neturiu, bet jums pasakysiu. Ir daug ką jau suminėjo Saidas, tai vienas iš mano svarbių identitetų tai yra mokslininkė, suicidologė, mūsų šio Vilniaus universiteto centro narė. Ir dėl to man svarbu čia galėti atsinešti dar kitą temą, kuri atkeliauja iš kitos mano veiklos. Tai yra veiklos nevyriausybinėje organizacijoje, motinystę globojančių iniciatyvų sąjungoje. Dėl to, ir pranešimo skaidrėje prie mano pavardės matote tos dvi taip vadinamas afiliacijas. Ir šiek tiek apie tai daugiau paminėsiu, kodėl tai yra svarbu ir ką tai suteikia, bet kartu tai duoda dar vieną kontekstą man kaip mokslininkė ir pranešėjai šitos temos matyti tą paveikslą ne tik iš akademinės perspektyvos, bet ir iš tokios visuomeninės perspektyvos. Kartu, kaip Saidas minėjo, su ir klinikinė psichologija praktikė, turiu savo privačią praktiką, kur konsultuoju žmonės ir jų tarpe besikreipiančių yra ir būtent mamų, neseniai pagimdžiusių ar kiek vėliau pagimdžiusių ir susiduriančių su psichikos sveikatos iššūkiais. Tai dar vieną turiu tą perspektyvą iš klinikinės pusės. Ir galiausiai, ne veltui Saidas paminėjo, kad esu dviejų vaikų mama. Tai yra tas asmeninis, toksai visiškai labai praktinis patyrimas, kuris, man atrodo, kiekvienam mokslininkui irgi labai svarbus, kuris duoda tokį specifinį žvilgsnį į tyrinėjimo problemą, kurią gali ir tam tikrą prasme perleisti per save, ne dėl to, kad būtum šališkas toje temoje, bet dėl to, kad galėtum jautriai suprasti problematiškumą. Tai va šitie visi dalykai, visos tos sferos, kuriuose
darbuojuosi ir gyvenu, man yra svarbios, bandant suprasti, tai kokie yra tie psichosveikatos iššūkiai neseniai pagimdžiusių moterų, mamų auginančių mažus vaikus. Ir šiandien pranešimo metu su jumis apie tai, kalbėsiu jums apie tai, su jumis pasidalinsiu duomenis, kuriuos turiu. Tokia truputėlį tradicinė skaidrė, ne visai, bet čia galite matyti Lietuvos savižudybių rodiklį. Tai ta švelnesnė rožinė linija, kuri yra aukščiau. Mes visi žinome, kad dėja mūsų savižudybių rodiklis yra nors ir žemėjantis, bet vis dar labai aukštas ir vienas didžiausių Europoje. Ir nors, jeigu kalbam bendrai apie savižudybes, daugiausiai žinome, kad daugiausiai nusižudo Lietuvoje vidutinio amžiaus ir vyresni vyrai, o moterų, ir jeigu kalbant taip konkrečiau, kas liečia temą, apie kurią šiandien kalbu, reprodukcinio amžiaus moterų savižudybės yra sąlyginai retos. Tai šioje skaidrėje ir galite tame paveiksle pamatyti ryškesnė rožinė spalva, būtent yra savižudybių rodiklis reprodukcinio amžiaus moterų. Ir tas amžius Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžiamas toks gana platus, nuo 15 iki 49 metų. Ir žinome, kad tai nereiškia, kad čia yra būtent tos mamos, nes amžius, kada šiuo metu amžius, kada pirmą kartą Lietuvoje daugiausiai taip vidutiniškai gimdo moteris, yra virš 30, ar ne? Bet čia mes turime nuo 15. Taigi reikia suprasti, kad jeigu žvelgiame tik į reprodukcinio amžiaus moterų savižudybės, tai čia kalbame plačiau. Ir jeigu pasižiūrėtume į tos grinuosius skaičius, tai skaidrėje taip pat įdėjau, kad 20 metais Lietuvoje nusižudė 37, 21 metais 35, 22 metais 30, o 23 metais 34 reprodukcinio amžiaus moteris. Bet jeigu kalbam apie tas moteris, kurios neseniai pagimdė, susilaukė vaiko, arba dar šiek tiek plačiau, kurios metų laikotarpyje iki savižudybės sužinojo apie nėštumą, kurioms buvo patvirtintas jų nėštumas, tokie skaičiai bus dar mažesni ir juos aš jums taip pat parodysiu. Čia turiu padėkoti savo kolegijai daktarei Jurgitai Rimkevičienei, nes kartu su jie mes šitus skaičius galėjome analizuoti, kadangi jie tuo metu, čia prieš keletą metų, tą, ką mes darėme, vykdė vieną projektą, kurio metu analizavo daug įvairiausių duomenų, Sveidros duomenų. Sveidra tai yra privaloma sveikatos draudimo informacinė sistema ir tos duomenis jie analizavo, bandydama suprasti, tai kas metai iki savižudybės, kas vyksta žmonių gyvenimuose, bet ne plačiaja prasme, būtent kas susijęs su sveikata ir konkrečiai su tuo, kas yra fiksuojamas tose sistemose. Ir aš Jurgitos tuo metu paprašiau, ar būtų įmanoma pasižiūrėti, metai iki savižudybės, ar yra įrašuose kažkas apie tą nėštumą ir ar mes galėtume taip surasti tos atvejus moterų ir pasižiūrėti į šitą paveikslą. Tai tuo metu prieš keletą metų turėjome duomenų masyvą būtent iš 2016-2018 metų savižudybių atvejų ir čia jūs galite ekrane matyti nedaug tų savižudybių, iš vienos pusės tai yra gerai ir džiugu, kita vertus, reikia suprasti, kad apskritai tą, ką girdėjom ir praėjusiame pranešime, čia ne tik apie Lietuvą, bet bendrai tame perinatalinėme laikotarpyje savižudybių apskritai yra nedaug. Ir dėl to čia ir negali būti daug atvejų, bet kiekvienas atvejis tikrai skaudus. Ir
Trumpai skaidrėje įvardinau, tai kokius tos įrašus mes radome. Tai pavyzdžiui, atvejis, kai yra užfiksuotas metų laikotarpyje iki savižudybės užfiksuotas nesivystantis nėštumas ir vėliau persileidimas, gresiantis persileidimas, ir mes tada galime tik tai įsivaizduoti, kokia ten galbūt istorija buvo, kad jisai įvyko tas persileidimas ir galbūt tada moteris nusižudė, bet nežinome. Galima tik tai spėlioti, bet taip pat turime ir atvejį 17 metais, kai moteris pagimdė ir po 3 mėnesių nusižudė. Tai kiekviena istorija tikrai skaudi ir galima tik tai spekuliuoti, kas tuo metu vyko moters gyvenime. Ir besiruošiant šitam pranešimui, vėl kalbėjome su Jurgita ir Jurgita sako, žinai, aš turiu naujų duomenų. Ir būtent šitam pranešimui vėlgi mes pasižiūrėjome tos atvejus savižudybių iš 2020-2023 metų laikotarpio. Ir vėl čia galite matyti keletą atvejų, jų nėra daug, bet kaip sakau, jų daug ir negali būti. Ir čia mes randame kelias moteris po gimdymo, taip pat vėl tokias įrašus sveikatos sistemoje apie patvirtintus nėštumus, bet dėja negimdinius nėštumus. Ir tai reiškia, kad tas nėštumas negalėjo toliau tęstis. Vieną tokį mislingą atvejį apie patvirtintą nėštumą, bet vėliau jokių įrašų apie jį nebebuvo, nepaisant to, kad moteris nusižudė praėjus 6 mėnesiam po to patvirtinto nėštumo, bet irgi galime įsivaizduoti apie kažkokias įvairias skaudžias gyvenimo istorijas šitų moterų. Tai kaip jau sakiau, tų atvejų yra nedaug, bet kiekvienas iš jų tikrai labai labai skaudus. Ir psichologai dažnai naudoja ledkalnio paveikslėlį, ledkalnio metaforą ir neišimtis aš irgi įdėjau į pranešimą tą ledkalnio metaforą, dėl to, kad savižudybės yra tik tai pati ta viršūnė ledkalnio. Ir kaip jau sakiau, atvejų nedaug. Žinome, kad kiekvienai savižudybei tenka daugiau tų mėginimo nusižudyti atvejų. Tai čia statistikos jau mes nebeturime. Ta statistika apie mėginimus nusižudyti yra jau kur kas sudėtingiau rinkti ir analizuoti. Ir dar daugiau, jau galima taip sakyti, jeigu tai yra išoriškai matomi arba bent iš dalies matomi, tai savižudybė, jinai irgi ne visada yra atpažįstama kaip savižudybė ir kartais fiksuojama kaip nepaaiškintos tos aplinkybės mirties. Mėginimai nusižudyti irgi gali būti matomi, bet nebūtinai irgi atpažįstami, kad tai buvo mėginimas būtent nusižudyti, o ne koks nors nelaimingas atsitikimas. Tai jau visai po vandeniu yra tai, ko taip išoriškai nebepamatysime, tai planai, ketinimai nusižudyti, o dar daugiau mintis apie savižudybę. Ir čia šitame šiandienos pranešime turbūt daugiausiai tokį kontekstą ir turėsiu galvoje, kalbėdama, kad tas suicidiškumas tai daugiausiai mintis apie savižudybę, ką mes galime analizuoti. Ir kai minėjau, kad tie duomenys kitokie negu praėjusiame pranešime, tai savaime suprantama, kad Jungtinė karalystė yra kur kas šalis didesnė, kalbu ne apie plotą, bet gyventojų skaičių, ir ten pačių ir savižudybės atveju yra daugiau vien dėl to, kad pats gyventojų skaičius yra didesnis ir tada ta analizė galima įvairesniais pjūviais, tai tuo tarpu, kai mes turim pavienes tas savižudybės, analizuoti labiau galime būtent jau tokias mintis labiau apie savižudybę, nes tai leidžia turėti didesnę imtį negu tik pavienus atvejus. Ir iš kur dabar ateina tie duomenys, apie kuriuos šiandien kalbėsiu, tai jau šiek tiek minėjau, kad esu Motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos narė. Ir šita sąjunga jungia žmonės ir organizacijos, kurios siekia mediciniškai ir psichologiškai saugios gimdymo priežiūros Lietuvoje, atstovauja gimdyvių teisėms, įgarsina moterų patirtis. Ir vienas iš tokių labai svarbių šios nevyriausybinės organizacijos veiklų yra apklausa Mano gimdymas, ir čia ekrane galite matyti tokį reklaminį skaidelį iš paskutinės mūsų vykdytos apklausos, kaip kvietėme moteris dalyvauti šiame tyrime. Ir štai
Kitoje skaidrėje galite matyti, kiek tų moterų atsakymų sulaukiame ir kokį didelį duomenų masyvą turime. Tai iš tiesų mano kaip mokslininkės praktikoje tai yra tokia patirtis unikali turėti tiek duomenų, kai tie duomenys yra vis tiek tiesiogiai ateinantis apklausant moteris, o ne iš registrų. Nes iš jeigu turi kokius nors registrus, kuriuose yra visų, tarkime, to šalies gyventojų informacija, tai gali turėti tikrai labai plačią duomenų bazę. Bet kai apklausi žmonės, eini tiesiogiai į tą kontaktą, surinkti didžiulės imtis nėra taip paprasta. Ir čia jūs galite matyti jau mūsų vykdytų 4 metų duomenis. Tai apklausa į 20 metais iš moterų, kurios gimdė 20 metais, 1539 sudalyvavo mūsų apklausoje, 21 metais gimdžiusių 2211 moterų sudalyvavo apklausoje, 22 metais 1759 moteris ir 23 metais, praėjusiais metais pagimdžiusios 1468 moteris sudalyvavo mūsų apklausoje. Tai tikrai yra didžiuliai skaičiai ir tokia dovana turėtų tos duomenis ir galėtų juos analizuoti. Pati apklausa yra anoniminė, jinai pildoma internetu. Tas irgi prisideda prie anonimiškumo ir patogumo moterim pildyti, atsižvelgiant į tai, kad čia vis dėlto mes kalbam apie moteris, kurios pagimdė vaikelį prieš nuo 3 iki 18 mėnesių. Toks yra laikotarpis po gimdymo. Tai rūpinantis kūdikiu, pildyti apklausą, kuri yra tikrai ilga ir savyje talpina daug labai, tai tikrai internetu yra daug patogiau, dėl to būtent šitaip vykdome tą apklausą. Ir, sakyčiau, dar vienas privalumas yra šitų duomenų, kad tai yra apklausa, į kurią mes kviečiame per įvairius socialinius tinklus, per žiniasklaidą, kad informaciją apie tą apklausą ir kvietimą dalyvauti moteris gauna ne gimdymo įstaigoje, pavyzdžiui, bet iš tokių labiau išorės. Dėl ko tai miniu? Dėl to, kad esu skaičiusi taip pat mokslinių tyrimų apklausų, kurios yra vykdytos ir Lietuvoje, ir tie rezultatai, jeigu moteris yra apklausomos dar, pavyzdžiui, ką tik pagimdžiusios, kelios dienos praėjusios pagimdymo ir jos vis dar yra ligoninėje, tai tie rezultatai tikrai būna visai kitokie, negu mūsų apklausos rodo. Ir dėl to, man atrodo, tas anonimiškumas ir šiek tiek didesnis atstumas yra labai svarbus. Tai tas dalyvavimas nevyriausybinėje organizacijoje ir vykdymas apklausos per nevyriausybinę organizaciją suteikia tokią galimybę testinumui. Tai matote, čia yra 4 metų duomenis, bet mes taip pat turėjome dar ir šiek tiek ankstesnius, kurių aš čia neįtraukiu dėl pačių metodologinių skirtumų, prie jų dar šiek tiek prieisiu, galėsiu užsiminti, bet iš tiesų tai yra tokia reta galimybė turėti pamečiui vis atnaujinamą duomenų bazę. Bet kartu, aišku, kad tai kelia ir tam tikrų iššūkių, juos irgi paminėsiu. Jeigu kalbame apie duomenų reprezentatyvumą, tai žinoma, apklausa jinai yra nepilnai tokia reprezentatyvi. Nepaisant to, kad mes tikrai stengiamės pasiekti ir pasiekėm labai įvairias moteris iš įvairių Lietuvos apskričių. Čia jau skaidres neįdėjau žemėlapio, bet tikrai stengiamės, kad kaip įmanoma arčiau tą Lietuvos paveikslą atitikti. Ir apklausiama moteris iš įvairiausių Lietuvos apskričių. Bet taip pat čia galite matyti ir palyginimus su oficialiaja statistika. Tai čia yra lentelėje Higienos instituto gimimo medicininiai duomenys. Tai yra oficialioji statistika apie visus tais metais Lietuvoje įvykusius gimdymus. Ir šalia jūs galite matyti tą palyginimą
šitos mano gimdymas apklausos. Tai matysite, kad apklausame kasmet nuo maždaug 7 iki 9% moterų, nuo visų, kurios tais metais gimdė. Ir paveikslas yra gana panašus, pavyzdžiui, moterų vidutinis amžius yra tikrai labai toksai artimas. Mes tiesa šiek tiek pasiekėme daugiau moterų, kurios gimdė natūraliais takais, negu kuriom atlikta Cezario pjūvio operacija, tai tas procentas bendrojo populiacijoje yra šiek tiek didesnis. Ir taip pat mes daugiau pasiekėme tas moteris, kurios gimdė pirmąjį kartą. Tai tas procentas irgi šiek tiek yra didesnis. Tai nėra pilnai reprezentatyvūs duomenys, bet kadangi jų yra tiek daug, tai yra tikrai patikimi duomenys, kuriais galima matyti gana platų paveikslą. Nebūtinai visiškai pilnai reprezentuojantį Lietuvą, bet gana gerai reprezentuojantį. Vienas iš iššūkių turėti tas testinės apklausas, bet ir kartu apklausas vykdomas per nevyriausybinę organizaciją. Tai yra, kad nevyriausybinė organizacija turi savo kažkokius tikslus ir būtent motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga labiausiai orientuojasi ir žvelgia į gimdymų patirtis, nes tai yra svarbu organizacijos veiklai, kai tuo tarpu aš jums noriu kalbėti apie motinų psichikos sveikatą, apie jų suicidiškumą. Ir tai reiškia, kad tam tikrus klausimus, kuriuos savo iniciatyvą įtraukiau į minėtąją apklausą, ne visada kiekvienais metais galima to klausti, nes bendrai visa apklausa yra labai plati ir didelė. Tai čia tiesiog trumpai paminėjau tam tikras temas ir kokius duomenis apima. Ar tai apima visą tą masyvą 20-23 metų gimdymo, ar tik tai dalį masyvo. Tai būtent naujausios paskutinių 2 metų apklausos yra tos, kuriuose mes jau moterų pradėjome klausti apie jų suicidiškumą ir tai atėjo ir su mano mokslinė iniciatyva, bet ir kartu atliepiant tas realijas, apie kurias visuomenė vis daugiau pradėjo kalbėti, kai žiniasklaidoje nuskambėdavo skaudus atvejai nusižudžius moterims po gimdymo. Pereinant prie pačių duomenų, žvelgiu šiek tiek į laiką ir bandau suprasti, kiek galiu plačiai kalbėti, kiek turiu paskubėti. Tai bandysiu papasakoti taip. Iš pradžių mes turime, kokios tos moteris atkeliauja į gimdymą. Tai mes klausėme moterų apie tą laikotarpį iki šio nėštumo ir gimdymo. Ir čia skaidrėje jūs galite matyti būtent procentą moterų, ar jos iki šio nėštumo ir gimdymo yra kada nors galvojusios apie savižudybę ar mėginusios nusižudyti. Tai matome, kad 20% nurodė, kad tai buvo tik trumpalaikė mintis, 4%, kad planavo, bet nenorėjo nusižudyti, 2%, kad planavo ir norėjo, 1% mėgino, bet vis tik iš tiesų nenorėjo mirti, ir dar 1% moterų, kurios mėgino ir iš tiesų norėjo mirti. Tai čia turbūt taip apibendrinus, tai tie 8% planavusių, mėginusių yra tos aukštesnės savižudybės rizikos. Tuo tarpu tas 20% tai buvo tik trumpalaikė mintis, mes ten tikrai labai nežinome, nes čia klausime apie tai, ar kada nors iki nėštumo. Tai gali būti, kad gal tai buvo prieš 10 metų, ar ne, ta trumpalaikė mintis, ir nebūtinai ta savižudybės rizika kažkokia aukšta. Vis tik prisimenant pirmąjį šio ryto pranešimą, kad tą riziką labai sudėtingai įvertinti ir tie vertinimai yra labai netikslus, tai norisi ir čia pasakyti, kad tai, ką pasakoju, tai yra labiau tokiam kontekstui susidaryti, bet ne fiksuotai kažkaip galvoti, kad tiek procentų jau tikrai buvo aukštos rizikos. Taip pat mes klausėme moterų, ar jos iki šio nėštumo turėjo kokių nors ryškių psichologinių sunkumų ir ar kreipėsi dėl to pagalbos, tai 14% moterų nurodė, kad taip.
Ir 16% moterų bent kartą per paskutinius metus iki nėštumo galvojo apie savižudybę. Tai va čia taip susijant, kur sakiau, tas 20% labai neaišku, kas ten yra, tai čia jau 16 yra procentų, kai metai iki nėštumo jos yra pagalvojusios apie savižudybę ir galbūt ta rizika galėtų čia būti didesnė. Tai šitos moteris atkeliauja savo gyvenime į tą tašką, gimdymo tašką. Ir šiame pranešime labai plačiai nesiplėsiu, bet tikrai su motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos kolegėmis esame pristačiusios ir įvairiose konferencijose pranešimus būtent apie moterų gimdymo patirtis. Ir čia aš įdėjau vieną publikaciją, kurią jau anksčiau išleidome, kas liečia būtent pandemijos klausimą ir tai, kaip pandemija išryškino tam tikrus esamus gimdymo priežiūros sistemos trūkumus. Tai čia tokiam kontekstui nupiešti, kad šiaip oficialiai Lietuvoje mes fiksuojam ir stebim tos gimimų medicininius duomenis ir apskritai vienas svarbiausių rodiklių oficialiai vertinant gimdymo priežiūros kokybę būna gimdyvių ir naujagimių mirtingumas. Tai čia, kaip taip anekdotiškai, visi sveiki, visi gyvi, tai ir gerai, bet nebūtinai gerai. Ir moterų gimdymo patirtis būna įvairios ir ne vien tik tai pozityvos. Galima, aišku, džiaugtis tuo, kad didesniai daliai moterų jų gimdymo patirtis yra gera, pozityvi, bet vis dėlto 15% ir mūsų apklausose per visus tos 4 metus 15% moterų savo tą subjektyvę gimdymo patirtį vertino kaip blogą ar net traumuojančią. Tai tas gimdymas, kuris iš savęs tarsi turėtų būti džiugus įvykis, kai gimsta vaikas, jisai gali tapti tokiu irgi dar viena skaudžia patirtimi, kuri gali prisidėti prie vėlesnių psichikos sveikatos iššūkių mamų gyvenimuose. Ir tikrai įvairūs moksliniai tyrimai rodo, kad prisideda, kad tai yra svarbu. Gimdymo patirtis yra svarbios, jos susijusios su moterų psichikos sveikata po gimdymo. Taip pat dar vieną skaičių, kurį įdėjau skaidrę, tai yra, kad vėl sutapo, kad tas 15% moterų nurodo, kad 15% of women indicate that they suffered patyčių, gąsdinimo ar net prievartos. Ir žinoma, kad tai nuspalvina tą gimdymo patirtį, net jeigu pats gimdymas yra kažkoks, tam tikrą prasme sklandus mediciniškai, nėra kažkokių komplikacijų, bet jeigu toje patirtyje yra įvairaus netinkamo elgesio iš medicinos personalo, tai irgi gali prisidėti prie to vertinimo kaip traumuojančios gimdymo patirties, net jeigu aš sveika, kūdikis sveikas, bet dėja tai, kas su manimi nutiko gimdymo metu, nebuvo gerai. Ir norisi taip trumpai dar tik tai pasakyti, kad tai nėra kažkokia išskirtinė, izoliuota Lietuvos problema. Ir čia taip susijant turbūt gal net su Daumanto pranešimu irgi apie tai, kad čia Lietuva nėra kažkaip labai išskirtinė. Tai ir su tais iššūkiais gimdymo priežiūroje tų iššūkių turi ir kitos šalys. Ir, pavyzdžiui, visai netaip seniai, dar pavasario pabaigoje, nuskambėjo, kad Jungtinė karalystė paviešino savo parlamentinio tyrimo atliktus rezultatus, kuriuose apibendrino, kad tas netinkama gimdymo priežiūra, žalinga gimdymo priežiūra realybėje pernelyg dažnai tampa norma. Ir čia Lietuvoje mes irgi turime tokius pačius iššūkius, su kuriais susiduria ir kitos šalis. Tai kaip jau sakiau, labai čia neapsistosiu. Keliaukime toliau prie psichikos sveikatos. Tai pradedu šiek tiek kitaip, ne nuo pogimdyvinės depresijos, kuri yra tokia dažnesnė diagnozė ir daugiau apie ją kalbama, bet pradedu nuo potrauminio streso sutrikimo simptomų, potrauminių reakcijų. Čia būtent siejant su praėjusia skaidra, kad jeigu gimdyme yra įvykę
kas leidžia moteriai sakyti, kad jos gimdymas buvo traumuojanti patirtis, tai gali vėliau moteris dėl to patirti ir potrauminio streso reakcijų. Ir tai yra retesnis sutrikimas, ne toks dažnas kaip pogimdyvinė depresija. Paprastai, ir užsienio tyrimuose nurodo tuos kelis procentus. Mes savo duomenyse matėm tokius kelis pakilimus. Iš pradžių tik vieną, tai yra gimdžiusiųjų 20 metais tarpe, ir labiausiai tai siejom su pandeminiu laikotarpiu, kadangi, jeigu pamenate, per pirmuosius karantinus buvo tikrai taikomos labai griežtos apsaugos priemonės ir tai palėtė ir gimdymų priežiūrą. Tai pavyzdžiui, moterims nebuvo leidžiama turėti lydinti asmenį gimdymo metu ir jos turėjo gimdyti vienos tik su medicinos personalu, dėvėti ten kaukę, kitas priemonės ir tai, žinoma, prisidėjo prie to, kad tas gimdymo subjektyvus patyrimas nebuvo toksai sklandus ar pozityvus. Bet vis dėlto iš paskutinių duomenų mes matom taip pat ir dar vieną tokį pakilimą. Kol kas nelabai aišku, apie ką tai. Labiausiai siejam su tuo, kad taip jau sutapo, kad paskutiniaisiais metais apklausėme daugiau moterų, kuriom buvo atlikta cezario pjūvio operacija, o yra žinoma ir iš kitų tyrimų, kad tai yra susiję su psichosveikatos iššūkiais po gimdymo, tai galbūt tas galėtų paaiškinti, bet kol kas dar turbūt reikės ir vėlesnių metų duomenų, kad pasižiūrėti iš tokio tolimesnio taško į šitus svyravimus. Kas liečia pogimdyvinę depresiją, tai galima matyti, kad tas procentas yra tikrai toksai stabilus, nekintantis per kasmet. Ir čia nuo 22 iki 24% moterų galime įtarti, kad jos turi reikšmingų pogimdyvinės depresijos simptomų po gimdymo. Ir šitie skaičiai iš tiesų tikrai gana panašus, kaip ir užsienio tyrimuose yra nurodoma. Netaip seniai, 22 metais, prasidėjo tam tikri pokyčiai gimdymo priežiūros, kaip čia sakyti, tokiam reglamentavimą, kas liečia moterų psichosveikatą. Tai būtent įsigaliojo spalio mėnesį, įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimas, kad kiekviena pagimdžiusi moteris iš gimdymo stacionaro, iš ligoninės turėtų būti išleidžiama tik tai, kai jau yra informuota apie pogimdyvinės depresijos požymius, apie tai, kur turėtų kreiptis pagalbos, jeigu jai iškyla šitų sunkumų. Ir savo duomenyse galėjome matyti, kad jau tais pačiais metais, jau vėlesniais mėnesiais iš moterų atsakymų būtent tas pokytis atsispindėjo. Tai jeigu žiūrėtume į moteris, kurios gimdė 22 metais iki spalio mėnesio, iki to įsigaliojimo naujo pakeitimo, tai 18% nurodė, kad jos buvo, tik 18% nurodė, kad jos ligoninėje gavo informaciją apie pogimdyvinę depresiją, kai tuo tarpu jau spalio gruodžio mėnesiais 54%. Tai ryškus labai padidėjimas, 23 metais matome 67%. Šiek tiek norisi daugiau tai pakomentuoti. Kodėl tie 67, ar čia tokios ligoninės nepareigingos, kažkaip nesilaiko to, tai nesinori taip sakyti, dėl to, kad mūsų duomenys taip pat rodo, kad yra dažniausiai moterims perduodama rašytinė informacija, pavyzdžiui, lankstinukas, ir tik tai 23% moterų sako, kad su jomis bent jau trumpai buvo žodžiu užsiminta apie tą pogimdyvinę depresiją. Ir galite suprasti, kad jeigu tai yra lankstinukas, tik tai tas lankstinukas, jisai gali pasimesti tarp daugelio kitų lankstinukų, kuriuos paprastai Lietuvoje pagimdžiusios moteris gauna, įvairios reklamos, mėginukų, žodžiu, tokią visą kraitelį, dovanų kraitelį naujagimiui ir jai. Ir jeigu tas lankstinukas yra kažkur tarpe to kraitelio, tai tiesiog galima neužfiksuoti ir nepastebėti, kad tai buvo čia tas informavimas. Tai man atrodo, kad tai yra vienas dar iš iššūkių pritaikymo šito reglamentavimo, kad
na vis dėlto medicinos personalas vis dar, kaip čia pasakyti, vengia kalbėtis akis į akį su moterim apie jų psichikos sveikatą, galbūt neturi kažkokių įgūdžių, kurie padėtų, įgalintų juos laisviau kalbėtis. Norėjau pasižiūrėti, ar tas informatumas apie pogimdyvinę depresiją kažkokį daro poveikį moterų psichikos sveikatai. Ar yra kažkokių sąsajų su, pavyzdžiui, tuo, ar moteris atpažįsta vėliau, jeigu patiria pogimdyvinę depresiją. Tai šitų sąsajų iš tiesų neradau, bet tai nereiškia, kad nereikia čia to informatumo ir jisai nepadeda, bet tiesiog gali būti, kad moteris jau žinojo iš anksčiau tam tikrą informaciją ir čia to efekto nebepasimato. Bet kitas labai svarbus aspektas, mes galime matyti iš šitų duomenų, paskutinių metų duomenų, galime matyti, kad tos moteris, kurios buvo informuotos ligoninėje apie pogimdyvinę depresiją, jos, aš pamačiau dabar klaidą skaidrėje, čia turėjo būti neatpažino, bet jos dažniau kreipiasi pagalbos. Tai yra, kad tos moteris, jeigu pačios patyrė pogimdyvinės depresijos simptomų, kuriuos mes fiksuojame savo klausimyno metu, tai jos ir kreipiasi kažkur pagalbos, negu tos moteris, kurios nebuvo informuotos. Tai tas informatumas, jisai galbūt nebūtinai atpažinimui įtakos turi, bet būtent pagalbos siekimui. Tai dar kartą atsiprašau, kad skaidrėje palikau klaidą. O kaipgi dėl suicidiškumo po gimdymo, piešiant tą tokį bendresnį paveikslą, tai 25% moterų nurodo, kad joms bent kartą po gimdymo buvo taip sunku, kad būtų norėjusios būti mirusios, pavyzdžiui, kad galėtų užmigti ir nebeprabusti. Tai čia galima galvoti apie tokią netiesioginę suicidinę ideaciją, netiesioginės mintis apie savižudybę, kai moteriai iš tiesų yra labai sudėtinga, bet nebūtinai jinai taip tiesiai galvoja apie savižudybę, bet galbūt norėtų kažkaip nebeprabusti, nebebūti toje sudėtingoje situacijoje. Kai klausėme jau tiesiogiai apie tai, ar kildavo minčių apie savižudybę, tai 15% nurodo, kad bent kartą buvo taip sunku, kad galvojo apie savižudybę. Ir 16% nurodo, kad bent kartą buvo taip sunku, kad kilo minčių arba fantazijų, ką nors padaryti savo kūdikiu, jį žaloti, netgi jei iš tikrųjų to nedarytų. Kodėl šitą skaičių taip pat įdedu, man atrodo, suicidiškumo savižudybių temoje tai yra labai svarbu, dėl to, kad tai gali prisidėti prie vidinio moters išgyvenamo distreso, jeigu jai kyla minčių, fantazijų kažkaip, kad jinai galėtų sužaloti savo kūdikį, net jeigu iš tikrųjų to neketintų daryti, ta moteris gali išgyventi vėliau labai didelį kaltės jausmą ir tai gali prisidėti vėliau prie pačių minčių apie savo savižudybę. Ir mes matome, kad dažnesnės mintis iš šitų duomenų, kad dažnesnės mintis apie savižudybę yra susijusios su jaunesniu gimdyvės amžiumi. Tai yra dažniau svarsto apie savižudybę po gimdymo jaunesnio amžiaus pagimdžiusios moteris ir jeigu jom buvo atlikta Cezario pjūvio operacija, bet nėra susijusios su gimdymo skaičiumi arba kitaip tariant vaikų skaičiumi, kiek jinai jų turi. Ir dar vienas svarbus dalykas, ką įdėjau skaidrę, tai kartais būna susijęjama, kad mintis apie savižudybę, tai čia lygų tą pogimdyvinę depresiją, nes tam, kad galvotum apie savižudybę, tu turėtum turėti depresijos požymius, sirgti depresiją, bet mūsų ir kitose populiacijos grupėse daryti tyrimai parodo, kad tai nėra čia tas to lygybės ženklo ir tai
nebūtinai depresijos diagnozė reiškia, kad svarstys žmogus savižudybę ir nebūtinai tas, kuris svarsto savižudybę, patiria reikšmingų depresijos simptomų. Tai iš šitų šiandienos mano pristatomų duomenų galima matyti, kad tikrai nemaža dalis, net 37% moterų, kurios galvoja apie savižudybę po gimdymo, nepatyrė reikšmingų pogimdyvinės depresijos simptomų. Tai tikrai nėra to lygybės ženklų. O kaip yra su pagalba arba emocinė parama, kurią moteris galėtų gauti, kai susiduria su psichikos sveikatos iššūkiais po gimdymo? Ir čia labiau gal ne apie pagalbą kaip kažkokią sisteminę pagalbą ar specialistų pagalbą, bet apie emocinę paramą, kurios visoms pagimdžiusioms moterims reikia. Tai galite matyti, kad nemaža dalis moterų, tikrai daugiau negu pusė, nurodo, kad kasdien ar kelis kartus per savaitę jos gauna emocinės paramos, bet taip pat yra netokia maža dalis, nors procentais atrodo nedidelė, 9%, bet man atrodo, mano tokiu subjektyviu vertinimu, tai yra didelė dalis, kurios nurodo, kad jos nesulaukia visai niekada, iš nieko nesulaukia emocinės paramos. Kas dabar tą emocinę paramą suteikia, dažniausiai nurodomos partneris, artimieji, draugės, ir čia turbūt irgi ne veltui tas išskirimas, kai emocinė parama galima suteikti nuotoliu arba gyvai, tai tikrai suprantama, kad ne iš artimųjų, o iš tokių tolesnio to rato, socialinio rato, tai nuotoliu suteikiama emocinė parama yra dažnesnė, bet tai turbūt iš dalies irgi savime suprantama, kad rūpintis naujagimiu ir turėti galimybę nuolat būti socialinėme, kažkaip aktyviai gyventi socialinį gyvenimą nėra taip jau paprasta. Ir taip pat dar skaidrėje galite matyti, kur ir kaip emocinės paramos pačios moteris ieškojo. Tai tikrai daugiau negu pusė moterų pačios aktyviai kvietė kalbėti, susitikti savo artimuosius ar draugus. Taip pat naudojosi resursais įvairių mamų bendruomenių, klubų ar prisijungė prie vaikų užimtumo veiklų. Nedidelė dalis, bet vis dėlto yra moterų, kurios kreipiasi ir į emocinės paramos tarnybas, pavyzdžiui, tėvų liniją. Tai išties džiugu, kad tokia yra. Bet vienas skaičius, kurį čia taip išryškinau skaidrėje, yra 11% moterų nurodė, kad jos neturėjo resursų rūpinti savo emocinę gerovę. Ir tas, jeigu galvotume, kad yra moterų, kurios nesulaukia tos emocinės paramos ir neturi resursų pačios kažkaip prašyti, ieškoti, tai jos gali būti paliktos visai vienos sudėtingoje situacijoje. Tokia apibendrinanti skaidrė moterų suicidiškumui yra ši. Tokia sudėtinga lentelė, bet aš paprastai žodžiais bandysiu pasakyti. Vėlgi čia iš statistinės pusės tarsi skaičiuotos yra tikimybės, kokie veiksniai didina arba mažina tikimybę, kad moteris dažniau ar rečiau galvos apie savižudybę po gimdymo, bet čia ne tam, kad mes kažką prognozuotume, bet tiesiog suprastume tas sąsajas, kurios egzistuoja arba neegzistuoja. Bet šiuo atveju šitoje lentelėje galite matyti, kad visi įvardinti veiksniai yra susiję su dažnesnėmis mintimis apie savižudybę po gimdymo. Ir net jeigu mes kontroliuojam tuos aspektus, kaip gimdyvių amžius, nes kaip jau minėjau anksčiau, kad jaunesnis amžius yra susijęs su dažnesnėmis mintimis, ir taip pat gimdymo būdas, ar tai buvo gimdymas natūraliais takais, ar cezario pjūvio operacijos metu. Ir čia galite matyti, kad taip, iki šio nėštumo turėti psichologiniai sunkumai yra susijęs su dažnesnėmis mintimis apie savižudybę, lygiai taip pat kaip ir pogimdyvinės depresijos simptomai, potrauminio streso sutrikimo simptomai po gimdymo. Informuotumas apie pogimdyvinę depresiją ligoninėje yra tas apsauginis veiksnys. Tai čia, kas statistikos neišmano tiek, tai galite į tos skaičius žiūrėti. Jeigu tai yra virš vieneto, tai yra tas rizikos veiksnys toksai, o jeigu mažiau negu vienas, tai yra kaip apsauginis veiksnys. Tai reiškia, tas ryšys yra į priešingą pusę, kad kuo labiau, jeigu moteris buvo informuotos,
tai yra susijęs su rečiau išsakomomis mintimis apie savižudybę. Tai vėlgi ta sąsaja arba apie pagalbą, arba netgi gali būti, kad tai eina būtent per pagalbą. Jeigu aš patiriu sunkumų ir žinau, kad galiu kreiptis pagalbos ir kreipsiuosi, tai galbūt rečiau tada galvoju apie tą tokią kraštutinį variantą, kaip nesvarstau apie savižudybę, bet siekiu pačios pagalbos. Lygiai taip pat subjektyvus savo gimdymo patirties vertinimas. Kaip sakiau, gimdymo patirtis yra svarbi, susijusi su mamų psichikos sveikata. Tai kuo subjektyviai vertinama pozityvesnė, teigiamesnė gimdymo patirtis, tuo rečiau galvojama apie savižudybę. O taip pat, jeigu moteris savo gimdymo metu išsako, kad patyrė tokį rūpestingą medicinos personalo elgesį, tai taip pat veikia kaip apsauginis veiksnys. Tai tuo tarpu atvirkščiai, jeigu patyrė patyčių gąsdinimo ar prievartos gimdymo metu, tai susiję su dažnesnėmis mintimis apie savižudybę. Ir galiausiai emocinė parama, tos emocinės paramos gavimo dažnis vėlgi yra kaip apsauginis veiksnys susijęs su retesnėmis mintimis apie savižudybę. Seku laiką, galvodama apie tai, kad tikrai norisi palikti šiek tiek laiko ir klausimam, bet man norisi dar taip jau atsitraukiant nuo duomenų kalbėti šiek tiek plačiau. Anglų kalboje jau yra įsitvirtinęs terminas, jį jau galite rasti net ir žodynuose, matrescence. Tai lietuviškai galima būtų versti kaip motinystės virsmas. Kodėl šis terminas atsirado ir kodėl jisai yra svarbus? Ir kodėl apskritai apie jį aš čia kalbu, kai pristatau jums pranešimą apie motinų psichikos sveikatą, jų suicidiškumo po gimdymo. Tai terminas galbūt jau pastebėjote, arba galbūt jeigu esate anksčiau susidūrę su pačiu terminu, jisai buvo toks sukurtas, norint atliepti tas sąsajas, kurias galima matyti tarp motinystės virsmo, to proceso, kai moteris tampa mama, ir paauglystės. Dėl to ir angliškas tas terminas matrescence kaip adolescence. Lietuviškai mes negalime to žodžio žaismo čia padaryti, bet iš tiesų man patinka motinystės virsmas, nes tą virsmą labiausiai pabrėžia, kad tai yra toksai pokytis, labai, labai daug kas verčiasi moters gyvenime. Ir dėl ko apie tai kalbu, nes man atrodo, kad apie tai reikia kalbėti vis daugiau ir daugiau ir matyti šitą laikotarpį moters tampančios mama laikotarpį kaip tokį ypatingai jautrų, nes jisai toksai ir yra. Kodėl yra ta aliuzija į paauglystę? Dėl to, kad ir neuromokslininkai nurodo, kad moteris, kai pagimdo, pokyčiai jos smegenyse gali būti prilyginami tais pokyčiais, kurie vyksta paauglystės metu. Žinome, kad paauglystėje irgi vyksta didžiulis virsmas. Žmogus po truputėlį ieškodamas savo tapatumo, vaikas po truputėlį tampa tuo suaugusiuoju. Tai čia lygiai taip pat virsmas yra labai didelis. Tapatumo virsmas, fiziologinis virsmas, kas savaime suprantama, ir išoriškai labai matoma, kada vaikas būna pilve, o štai dabar jau vaikas moteriai ant krūtinės padedamas gimus. Bet tuo metu vyksta tiek daug visko įvairiausiais lygmenimis, fiziologinių, neurobiologinių, socialinių. Moteris tapusi mama, tikrai jos socialinis gyvenimas tikrai labai stipriai pasikeičia, ir čia šiek tiek kalbėjau, kai kalbėdama apie emocinę paramą. Pasikeičia apskritai bendras tas tapatumas, kas moteris buvo iki gimdymo, tai galbūt turėjo savo kažkokias socialinės roles, o dabar turi visai kitą naują rolę, buvimo mama, ir kažkurios kiti vaidmenys kažkurie gali nunykti. Labai stipriai keičiasi santykiai su partneriu, santykiai bendrai šeimoje, ir jeigu toje šeimoje jau yra kitų vaikų, vėlgi visos struktūros persitvarko. Tai yra tikrai labai didelis virsmas, ir dėl to
Dėl to labai svarbu apie tai kalbėti kaip tokį reikšmingą raidos etapą ir skirti tam dėmesio. Lygiai kaip ir mes žinome, kad paauglystėje, pereinant su sudėtinga paauglystės laikotarpiu, gali būti tų savižudybių, tai čia taip, siejant su šita tema, tai dėl motinystės virsmo laiku taip pat gali kilti įvairiausių minčių apie savižudybę, nes tas virsmas kartais sklandžiau, o kartais netaip sklandžiai yra išgyvenamas. Ir vėlgi sugrįždama prie tos nelygybės, kad tai nėra lygų suicidinės mintis, nėra lygų pogimdyvinė depresija, tai irgi norisi susijęti, kad tai yra visą apimantis virsmas ir tai nėra tik tai psichikos sveikatos toksai iššūkis, į kurį turėtume ir galvoti apie tą pagalbą per pagalbą iš specialistų. Mes turėtume galvoti apie daug platesnį vaizdą, apie tą pagalbą, kurią gali suteikti ne tik specialistai, bet ir artimieji, apie tai, ką gali padaryti visa visuomenė, kokius resursus gali skirti mamoms išgyvenančioms šitą virsmą ir panašiai. Ir visai pabaigai norisi paminėti kai kurias iniciatyvas ir tos resursus, kur kaip tokius pavyzdžius, tai ką gali ta platesnė visuomenė ir kad nebūtinai tai yra vien tik tai tas pagalba galima tik tai, tarkime, psichologo ar psichiatro tai moteriai su aiškiais simptomais sutrikimų, bet ir platesnė. Tai vienas dalykas yra tai, kad tam, kad galėtume jautriai matyti moterį šitame virsme ir kaip specialistai atpažinti moters poreikius, tai reikalingi yra įgūdžiai. Tai čia norisi paminėti pogimdyvinės depresijos centrą, kuris dar šiais metais įvykdė tokius labai plačius kvalifikacijos mokymus ir medicinos psichologam, ir taip pat akušeriam ginekologam, šeimos gydytojam ir slaugytojam apie depresijos atpažinimą. Ir tai tikrai yra svarbu, kad ir, kaip jau sakiau, medicinos personalas turėtų tų įgūdžių, kaip kalbėti su moterim, paklausti jos ar papasakoti jai apie galimus psichikos sveikatos iššūkius ir suteikti tinkamą pagalbą. Tokios jau konkrečiai mamai svarbios platesnės mamų bendruomenės, kuriuose galima tą emocinę paramą, taip reikalingą emocinę paramą gauti. Tai čia įdėjau keletą pavyzdžių, kas Lietuvoje jau keletą metų veikia ir tikrai labai sėkmingai veikia. Tai tokios bendruomenės kaip Kalba mamos, Auganti šeima, Motherhood is Sexy ir kitos, kurių čia nepaminėjau. Ir kas liečia suicidiškumą, dar labai norisi pasidžiaugti iniciatyvą Žvelk giliau ir jų būtent psichosveikatos ambasadorių iniciatyvą, nes šiais metais jūs galėjote irgi susidurti, kad buvo renginių, šitų Žvelk giliau renginių, kuriuose buvo kalbama konkrečiai apie pogimdyvinę depresiją. Ir jeigu mes kalbam apie savižudybių prevenciją, dažnai mes kalbame apie tą Werterio efektą ir čia kitame šiek tiek kontekste, jaunuolių savižudybių kontekste, jau ir Paulius šiek tiek užsiminė konferencijos pradžioje, bet ir bendrai dabar apie tai daugiau yra kalbama, bet netaip dažnai yra kalbama apie atvirkščią Papageno efektą. Tai yra, o tai kaip informuoti ar apie kaip žiniasklaidoje kalbėti, kad tų savižudybių būtų mažiau. Tai šita iniciatyva Žvelk giliau tikrai labai yra geras pavyzdys. Tai yra žmonės, kurie asmeniškai dalinosi savo istorijomis, kaip jie susidūrė su psichikos sveikatos iššūkiais ir kaip jie juos arba įveikė, arba įveikinėja, gyvena su tais iššūkiais. Tai yra tos pozityvios istorijos, jos jautrios, skaudžios, bet jos parodančios tuos resursus ir pavyzdį, kad galima su tais psichikos sveikatos iššūkiais susidoroti, kad galima gauti pagalbą, kokia ta pagalba galėtų būti ir kas paprastai žmonėms padeda. Tai yra tikrai labai vertingas resursas ir tikrai labai džiaugiuosi, kad tokios iniciatyvos veikia. Tai štai ir pabaiga mano pranešimo. Matau, kad labai nedaug laiko palikau klausimam, bet yra mano kontaktai ir jeigu norėsite, visada galite parašyti, susisiekti. Taip, tai
Ačiū labai, Egle, už tokį išsamų, įdomų, naudingą pranešimą. Atrodo svarbu, kad ne tik tokius naujausius duomenius pristatei, bet ir tokį platesnį motinystės kontekstą įvardinai, resursus galimus, nevyriausybinės organizacijas. Atrodo, kad tai tokios labai svarbios temos. Tai galime pereiti prie klausimų. Taip, tai ar žinote kokių nors tyrimų, kurie tirtų diagnozuotų nevaisingų moterų savižudybės ir atitinkamai būtų palyginamas su moterų, kurioms buvo patvirtintas nėštumas duomenimis? Mhm. Tai ne, dėja, tokių tyrimų nesu sutikusi. Gali būti, kad galbūt yra, bet tikrai ne Lietuvoje. Lietuvoje, sakyčiau, kad tie tyrimai dar tik tai skleidžiasi. Daugiausiai, ką galima matyti, tai būtent apie pogimdyvinę depresiją, ar ne, tokia kaip ir šiek tiek kabutėse ant bangos tema, bet tai yra svarbu ir aš džiaugiuosi, kad nuo to pradedame ir apie tai kalbame, apie suicidiškumą. Tikrai, turbūt taip, gal drąsiai teiksiu, bet tai, ką aš šiandien pristatinėjau, tai vieni pirmųjų tokių duomenų apskritai. Tai dėja, dar kas liečia nevaisingumą, tai negaliu pasidalinti. Galbūt tokių yra užsienio tyrimų, bet aš tiesiog nesusidūriau. Kitas klausimas yra apie medikų bendruomenės supažindinimą. Kiek ir kaip yra supažindinama medikų bendruomenė su jūsų tyrimo rezultatais? Kokia tikimybė, kad požiūris į gimdančias moteris ir jų išsakomus poreikius pradės keistis į teigiamą pusę, kad net apskritai nebūtų potrauminio streso sutrikimus požiūrį? Taip, tai yra svarbi veikla būtent nevyriausybinės organizacijos, dėl ko ta apklausa apskritai rengiama, kad įgarsinti gimdyves, tai kad įgarsinti, tai reiškia tą žinią nunešti, ar ne, medikų bendruomeniai, tai mūsų organizacija tikrai yra turėjusi daug įvairiausių susitikimų su medikų bendruomenėmis ir tikrai tas bendradarbiavimas su vienomis ar kitomis yra tapęs labai glaudus, kada medikai net ir laukia ir klausia, tai kada žodžiu, galėsite pristatyti, kaip čia pas mus yra, kokia ta situacija. Ir dalį duomenų, kas labiau liečia būtent gimdymo priežiūrą, tai galima viešai rasti, susipažinti mūsų organizacijos tinklalapyje mgis.lt, tai ten yra toks visas įrankis apklausos rezultatų, kur galima pasilyginti atskiras net ir ligoninės ir įvairias praktikas tenais taikomas. Tai va tas nevyriausybinės organizacijos tikslas yra bendradarbiauti ir įgarsinti, nešti tą žinią. Kartais dėja tenka pripažinti, kad mums pritrūksta tų resursų, nes kaip kiekviena nevyriausybinė organizacija, remiamės daugiausiai savanorišką tą veiklą ir tada tų jėgų pritrūksta, tai jeigu jums kažkam iš šiandien iš besiklausančių pranešimo tema aktuali, labai kviečiu prisijungti prie organizacijos ir būti dar vienu tuo nešėjų informacijos. Dar turbūt atliepiant į pačią pabaigą, kad visai nebūtų to potrauminio streso, tai turime suprasti, kad yra ir kažkokių aplinkybių, kurių mes niekaip negalime sukontroliuoti. Ir viena dalis yra kažką, ką galime keisti, pavyzdžiui, jeigu tai yra kažkoks netinkamas elgesys, bet yra kita dalis, tam tikros komplikacijos gimdymo metu, kurių negali išvengti. Ir įvyksta tikrai labai skaudžių dalykų, kartais gimsta negyvi kūdikiai ir tai vis tiek bus trauminė patirtis. Tai tikėtis, kad niekada nebus to potrauminio streso, nebūtų realistiška, bet jį sumažinti tikrai būtų galima. Tai svarbi siekimybė. Ir ačiū, kad daliniesi tais resursais, kurie čia svarbus. Turim dar turbūt keliems klausimams laiko. Tai vienas klausimas yra apie pačią apklausą, jos klausimus. Kaip buvo vertintos patyčios ir prievarta gimdymo metu? Gal tai tiesiog moters subjektyvus požiūris,
ar tirti asmenybiniai bruožai, projekcijų galimybės, ankstyvesnės patirtis? Taip, tai norisi pasakyti, kad tai ir yra subjektyvus požiūris, subjektyvus patyrimas, bet jisai ir yra svarbiausias. Nes na, tas trauminis įvykis nėra kaip kažkaip objektyviai pasakyti, kad čia tau yra tai, kas įvyko trauma, o čia tai ne trauma. Nes būtent subjektyvus patyrimas ir yra svarbu, kaip aš tai patiriu. Jeigu aš išgyvenu tai kaip trauminę patirtį, tai yra mano trauminė patirtis. Ne? Mes kalbam apie psichosveikatą ir čia subjektyvumas yra ypatingai svarbus. Tai šiuo atveju gal labiausiai man tą ir norisi pabrėžti, kad aš taip suprantu, iš kur norisi to objektyvumo, bet aš noriu pabrėžti, kad subjektyvumas čia yra kur kas svarbiau. Ir būtent, kai kalbam apie paskui potrauminės reakcijas. Nes jeigu subjektyviai moteriai tai buvo traumuojantis gimdymas, jinai ir patiria tų potrauminių reakcijų, ne kažkas kitas iš aplinkos, kas galėtų kažkaip pasakyti ir suliniuoti, pamatuoti. Realybė yra subjektyvi. Turbūt paskutiniam klausimui turime laiko, tai kaip galėtų padėti daug klausimų labai atėjo vienu metu. Kaip galėtų padėti partneris, kai moteriai jau akivaizdžiai blogai? Bloga, bet pati ji niekur nenori kreiptis. Tai vieno universalus recepto tai nebus, bet savaime suprantama, kad partneris, jeigu santykiai yra kažkokie ilgalaikiai, tai tikrai kažkiek pažįsta savo moterį, ir kažkiek gali suprasti, tai o kokie būdai jai tinkami ir kokie netinkami. Kitas dalykas yra atviras kalbėjimasis apie tai, kad aš noriu tau padėti ir kaip, ar galėtų man pasakyti, kas tau padeda, ką aš darau, kad tau padedu ir kaip aš tau nepadedu, kas netinka šioje situacijoje tau ir kas galėtų padėti. Ir turbūt tas atvirumas ir kitas dalykas, man atrodo, kas labai svarbu, tai yra ne tik gebėti kažkaip paklausti, bet ir gebėti išgirsti tą atsakymą ir turėti tą jautrią ausį, galėti išklausyti, tai kas ten yra negerai ir kaip galėtų tas partneris padėti, nes kartais tie būdai tam tikroje situacijoje galbūt yra kažkokie, apie kuriuos net nepagalvoji. Ačiū labai, Egle, dar daug turime klausimų, bet laiko netiek daug. Tai tikrai džiaugiuosi, kad pasidalinai tokiu aktualiu pranešimu ir dar kartą dėkui.